Labas rytas visiems žiūrintiems Kaimo akademiją. Šiandien laidoje matysite pačioje Lietuvos šiaurėje įsikūrusio ūkio kasdienybė. Kaip pasirinkti augalus gyvatvoriai. Žiūrėkime laidą. Medžiai, krūmai, kiti medėjantis augalai turi turėti tam tikrų savybių, kad augdami sudarytų gyvatvorę. Kai kurie natūraliai augdami sudaro užtvarą, kitusgi reikia prižiūrėti. Tad dabar ir pasakosime apie gyvatvorėms tinkamus augalus. Su dendrologė Rima Žebrauskaitė kalbėjomės apie augalus, iš kurių formuojamos labai įvairios gyvosios atitvaros. Tad kokios augalo savybės lemia, kad būtų galima suformuoti gyvatvorę? Turi būti galima karpyti, reikia, kad tankėtų, reikia, kad iškestų tą kiekvienų metų karpimą ir kad tankėtų. Jeigu augalai yra nelinkę tankėti, nukirpus jie netinka gyvatvorėms. Gyvatvoriai prigijus, ją galima patręšti, kad greičiau augtų, sustiprėtų. Vėliau tręšti nebūtina. Tačiau Rima pabrėžė, kad gyvatvorės augalus reikia pasirinkti atsižvelgiant į vietą, dirvožemį, jei norime, kad ji gražiai augtų. Sustojame prie pirmos medalinės suformuotos gyvatvorės. Skroplas šiaip jau iš prigimties yra medis didžiulis, tai ir gyvatvorė iš jo geriau formuoti tokia jau aukštesnė, 2, 3, 4 metrų, nes išlaikyti žemą tokio medžio gyvatvorė būtų sudėtinga. O kokios savybės lemia, kad skroplas tinka gyvatvoriai? Tai yra toks unksminė rūšis, gali augti pavėsyje ir karpant puikiai tankėja. Karpamas skroblas suformuoja gerai nuo vėjo apsaugančią sieną, tačiau tokios gyvatvorės karpimas yra vienas iš sunkesnių darbų. Spygliuočių, kaip ir lapuočių gyvatvorės, prižiūrėtus visuomet bus gražios ir atrodys gražiai ir puoš, o neprižiūrėtus gyvatvorės, tai tiek lapuočių, tiek spygliuočių gražaus vaizdo neduos. Čia yra gyvatvorė iš kanadinės cūgos. Tai paskutiniu metu tokia gana populiari gyvatvorė, ne visur tinka, nes tai irgi gyvatvorė iš tokio galingo aukšto medžio. Tai irgi auga gana plati, gana aukšta, bet kaip kur galima pritaikyti, labai gražiai atrodo. Ja karpyti reikia. Kaip ir visas kitas karpyti reikia. Jinai nėra griežtai tvarkingai apkarpyta, ją karpome tik tai vieną kartą per metus ir kerpame tik tai ūgelius išaugusius, išlindusius ir jinai tokia laisva pusiau ir būna. Gyvatvorės reikia karpyti 2-3 kartus per sezoną, sparčiau augančias dažniau. Karpant gyvatvorės reikia stengtis, kad jos apačia nebūtų siauresnė už viršų, mat apačia likusi be saulės šviesos, bus be lapų ir spyglių, prasčiau atrodys. Kalninis serbentas tai nėra taip jau girdėtas gyvatvorinis augalas pas mus turbūt ir nedažnas. Yra parkuose senuose daug kur yra auginamas, gal tik tai kažkiek tai primirštas. Bet labai gražus krūmas, kadangi pavasarį pats pirmas susprogsta, ta tokia būna šviežia žaluma labai graži, puikiai tankėja, puikiai auga, turi vieną kitą kenkėją, bet tai kaip ir visi kiti augalai. O kaip mūsų sodas serbentai, jisai uogų turi ar ne? Taip, jisai užaugina uogas, raudonos spalvos būna uogus, bet jų nedaug, negausiai, kada karposi uogų iš viso nelieka, nežydi, nes nusikerpa. O jeigu leisti augti laisvai, tai jisai užaugina uogas, bet nevalgomas. Šalia yra raugerškis. Raugerškis beveik labiau tinka tokiai laisvai, nekarpamai gyvatvoriai, bet pas mus čia yra suformuota. Gali būti ir žalios spalvos, gali būti ir raudonos spalvos raugerškis. Irgi gali kaip spalvinis akcentas. Raugerškis nemėgsta karpimo, todėl jį patariama auginti laisvai. Ligustras. Paprastasis ligustras. Krūmas, jei nekarpytume, jisai žydėtų kvapniais žiedais, o šiaip karpant labai puikiai tankėja ir gaunasi gana graži gyvatvorė. Galima išlaikyti žemą 0,5 metrų, galima užauginti iki 1,5, iki 2 metrų. Čia jau yra toksai krūmas, kur reikia karpyti 2-3 kartus, kartais galbūt ir 4 per vasarą. Sustojame prie Ziboldo obels. Labai panašus augalas į gudobelę. Jei nekarpytume, žydėtų žydė labai gausiai kiekvienais metais, kartais ir karpama gyvatvorė kažkiek tai pražysta ir yra tokie panašus lapai į gudabelis.
Ir labai graži gyvatvorė būna ir rudenį, kadangi tie lapai nusispalvina. Geltona, oranžinė, raudona spalva. Gudobelė neturi šitos savybės. Tai vat mes dažnai ir patarėm sodinti Ziboldo obelį, kadangi mažiau turi kenkėjų, mažiau ligų ir dar gražesnė yra rudenį. Iš kokių gudobelių galima formuoti gyvatvorės? Kokias mes čia pamatysime? Galima formuoti iš visų praktiškai. Populiariausias yra švelnioji gudobelė ir vienapiesti gudobelė. Tai čia va tokius pavyzdžius ir turime. Skiriasi jos savo išvaizdą pirmiausiai. Vienos lapai yra smulkus, kitos lapai yra stambus, dideli. Ir augimas šiek tiek skiriasi, o priežiūra panaši, karpyti reikia ir apačią reikia prižiūrėti apačią, kad jinai neliktų tuščia, nenupliktų. Turi kenkėjų, turi ligų, tas tiesa, švelniausiai gudobelė mažiau turi viso šito gėrio, vienapiesti gudobelė turi visko. Tai yra trakinis klevas, gyvatvorė iš trakinio klevo. Mes kartais sakome, kad gyvatvorę galima suformuoti ir iš ąžuolo, tik reikia daug darbo įdėti. Tai va, čia toksai medis greitai augantis, bet puikiai tankėja nukirptas ir gaunasi visiškai gera gyvatvorė. Labai populiari yra Danijoje augina, tokias kaip sienas priešvėjinis. Tai ir pas mus auga puikiai. Jei norima aplinką padaryti žaismingesnę, ryškesnę, subtiliais spalvų deriniais gamtos niekas nepralenkia. Jeigu reikia spalvų, tai galima sodinti gyvatvorę iš puslenių. Puslenis šiaip jau labai toksai atsparus, gali augti prasto žemėje, neturi kenkėjų kažkokių. Tai aišku, reikia karpyti, reikia jį vieno karto per vasarą neužtenka. Karpyti reikės 2, 3, galbūt 4 kartus. Yra grupė augalų, kurie sodinami kaip nekarpomos gyvatvorės. Tai yra įvairūs žydintys augalai, kurie susodinama irgi į eilę, kaip ir gyvatvoriai, bet leidžiama jiems žydėti. Ir po žydėjimo arba nukarpomi, arba paliekama tiesiog taip ir laukiama kitų metų žydėjimo. Bene didžiausia rūšių spalvų žydėjimo laiko įvairovė pasižymi lanksvos. Įvairių rūšių, įvairių veislių ir medelinė jų labai daug auginame. Tai gali būti ir, sakykime, jasminai ar alyvos ir tokie augalai. Irgi gali būti sodinama kaip nekarpoma gyvatvorė. O jeigu norim alyvą, jasminas jau nemaži krūmai užaugo, o jeigu žemesnio, tai čia iš lanksvų reikėtų rinktis? Taip, reikėtų rinktis iš lanksvų. Lanksvus yra rūšys ir veislės, kurios užauga iki 0,5 metro ir žemesnių yra, užauga iki metro, iki 1,5. Ir žydėjimo metu labai spūdingai atrodo. Skirtingos rūšys ir skirtingos veislės žydi skirtingų laikų. Dar lanksvų yra ir skirtingų spalvų, geltonais lapais, raudonų atspalvių yra. Tai dar yra vertinama ir dėl to ir irgi sodinama kaip tokia nekarpoma gyvatvorė. Nuo seno teritorijas ribodavo tujos. Ir dabar tai tujos tai yra vienas iš tų augalų, kur mūsų klimate ir mūsų sąlygomis labai gerai auga ir nebijo žiemos, nebijo saulės ir lengvai formuojasi, yra daug veislių, kurių galima beveik nekarpyti ir yra atspalvių įvairių, galima suformuoti ir spalvingas gyvatvorės, labai tinkamas ir plačiai dažnai sodinamas augalas yra. Čia medžiaga gyvatvorėms yra krūmai, kuriuos pardavinėjame pavasarį, taip pat ir rudenį. Ir pasodinus, nieko beveik nereikia daryti, viršūnės kažkiek prikirpti ir jau turėsit gatavą gyvatvorę. Tai turbūt kaulenis yra dar ir iš tų augalų, kurie, kad ir karpomi, ir žydi, ir vaisius veda. Taip, kažkiek tai žydi, kažkiek tai vaisius veda, bet vertinamas yra dėl to, kad pavasarį sužaliuoja gana anksti ir vešliai sužaliuoja, rudenį lapai pasikeičia spalva, vėl turi atspalvį, kitokią spalvą turi, tai labiau vertinamas yra dėl to. Kalbant apie gyvatvorės, koks yra jų amžius? Tai priklauso nuo to, kas pasodinta? Taip, tai priklauso nuo to, kas pasodinta. Yra augalų, kurie susensta per 5, per 10 metų, yra augalų, kurie gali augti ir 20-30 metų ir galima gyvatvorę atjauninti, atnaujinti ir vėl turėti toliau tą pačią gyvatvorę. O lapuočiai ir spygliuočiai jų amžius skiriasi? Krūmai, kaip kurie smulkesni krūmai yra trumpesnio amžiaus. Jeigu kalbėti apie tokias gyvatvorės, kaip yra buko arba skroblo, tai ir tujų, tai yra ilgaamžis ir daug metų gali tos pačios gyvatvorės gyvuoti.
Priklausomai nuo aplinkos formuojamos žemos, aukštos, žydinčios, karpamos, laisvos, spigliuočių, lapuočių gyvatvorės. Augalus pasirinkti yra iš ko, o kad gyvatvorė visiškai atitiktų jūsų poreikius, verta pasitarti su specialistais. Netrukus reklama. Po jos pasakosime apie Astos ir Romualdo Misevičių ūkį, kuriame yra visko – vietnamietiškų kiaulių, alpakų, gulbių, lietuviškų kiaulių ir paukščių, bei dar daugiau žmogiškos šilumos. Likite su Kaimo akademija. Astos ir Romualdo Misevičių ūkis yra pats šiauriausias Lietuvoje. Jo žemės išsidėsčiusios išilgai Nemunėlio. Tad vienoje pusėje upė, kitoje Biržų giria yra ūkio ribos. Artimiausi kaimynai Latviai kitoje Nemunėlio pusėje, mat lietuviai gyvena net už 30 km Nemunėlio Radviliškyje. Pažiūrėkime, kaip gyvena ir dirba ši ūkininkų šeima. Taip prasideda diena Misevičių ūkyje. Ramiai, trumpai apmastant dienos darbus. Ta ankstų rytą su Romualdu Misevičiumi į darbus važiavau ir aš. Viską patys užsiauginame. Turistas suvalgo nemažai. Trumpam stabtelėjome. Triušiukam žolės reikia pasipjauti. Ir labai germank. Tvarte triušiai didelis pulkas dedeklių vištų. Čia te paukščia, va šios vištos, tai yra Ievos biznis, žinai. Tai šitą. Bet rytais tai pėvsios liuovi. Tik tais, norės duoti pamėgoti vaiką. Iš visą triušių tai turiu gal per kokį 50, bet čia tai veislinės patelės. Dabar neseniai tos vaikus atskyrėm, nebėra vaikų. Lauke paukščių ir triušiukų karalystė. Kas vandenyje turškėsi, kas žemėje vėsinasi. Prie daržo dar zoologijos sodas. Tai jo, tai va, yra lietuviškų, tos plunksninės antis vaikšto kelias, naminių kelių, paskui čia va, gulbinės žąsis, tas, kaip sakė, lietuviškos plunksninės. Ne plunksninės, kaip jos čia skaitos? Vištinės. O ančių tai čia begalės. Nilo antis vaikšta, čia tos skraidančios. Mano jau ten rūšių priveistas tokių yra. Po kelių valandų ir dukterys Ieva ir Emilija kimba į darbus. Dabar prisemsiu avižų, didelį kibirą nešiu avims, o mažesnė žirgui. Ir ką dar šersi? Dar prie tvenkinių yra alpakos. O kokie tavo gyvūnėliai, Emilija? Tai aš neaturiu. Turi? Ne. O paršiukai? Ievos vis. Viskas Ievos? Kuš, 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 kuš. Kuš, 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 kuš.
Kaip ir daugelis ekologų, Misevičiai eksperimentuoja. Šiemet, tarp kitų ekologiniam ūkininkavimui skirtų produktų, išbandė ir Romualdo švęstu vandeniu vadinamą Lietuvos mokslininkų išradimą. Mes apdarojam šiemet sėklas, ne? Tai buvo žymė anksčiau viskas sudygo. Pagreitino dygimą? Jo, pagreitino dygimą. Visus ekologiškus mes visus beicavom. Ir tas pačius kanapsiu, ten eksperimentavom laukus, ten tokiom juostom darėm ir su tuo vandeniu perdirbto darėm ir paskui kitų firmų ten ekologiškus visokius mėginius bandėm. Ragaujant, tai vat, pavyzdžiui, saldus tie žirniai, kur buvo su to vandeniu naudotus. To pat sėkla, tie patys laukai, bet jie buvo saldus. Tai dabar laukiam kulimo, žiūrėsim, ten bus pliusas, nebus pliusą prie derliaus. Reikia pirm žiūrėti, kas pas save yra, o paskui ten pulti kažkokį labai gražiai blizgantį popierį suviniotą. Daug galininkystės jūsų ūkyje labai įvairių gyvūnėlių, gyvuliukų yra. Jie dėl naudos, dėl grožio? Dūšiai gal daugiau. Dūšiai ir aš kaip sakau, tai jeigu Lietuvos ūkininkas, tai jis turi būtinai turėti. Lietuvos kalyką, lietuvišką kiaulę, lietuvišką arklį žemaituką. Tai pas man dabar praktiškai viskas yra, išskyrus žemaituką dar neturėjom, bet tikrai įsigysim. O karvė, baltnugarė arba karvė. Šeimoji lietuviškos veislės? Kaip mes su žmonu juokaujam ir kartais pašiepiu žmoną ir sakau, kad būsi negera, nupirksi karvę, tai tikriausiai jei čia bus didžiulės, tai manai, gal karvė pas mums atsiras. Tai žodžiu, kol žmona bus gera, karvės jūsų ūkyje nematysime. Ką gali žinoti, čia buvo keletą mums tokių nuotykių, kad turistai prašė pieno naminio ir kaime negavom jo. Ką gali žinot, gal greito laiko ir karvę reiks įsitaisyti, kad pieno turėtum savo. Anksčiau ekologija buvo tokia žemės ūkio sritis, kur apskritai mėšlas atrodė, tai yra jau paskutinis dalykas, vienintelis, ką galima naudoti. Ir dabar atsiranda priemonių. Iš mano patirties, kiek aš jas bandys tų firmų, tai daugumoje atveju ir būna švents tik tais vanduo, žinai. O ekologijai tai geriausia yra sėjomain, ką aš pripažįstu ir matos rezultatai, tai sėjomain, žalia trąša, dabilai, kurie labai padeda atgaivinti dirvožemį, pagerinti visus savybės ir pilnai mes kūlėm ekologijoje gan neblogus derlius. Kokius pavyzdžiui? Nuo Biržų žemės iki nuo Pasvalio pusės skaitos labai geros, o jau čia į Rokiškio pusę jau prastesnės ta žemės. Prikūlėm, pernai iki 4 tonų net pupų ekologiškų kūlėm ir žirniai buvo geros derliai. O šiemet pavasaris buvo labai nedėgingas, iššalo visi žieminį. Ir spelta, ir kvietraigė, kviečiai, absoliučiai rapsai žieminį. Pavasarį vėl nepasisekė. Skubėjo atsėti, tačiau stiprios vėlyvos šalnos išaldė ir atsėtus pasėlius. Romualdas džiaugiasi, kad vasarą jų pagailėjo. Nebuvo didelių liūčių, škvalų, pasėliai pasivijo laiką ir gražiai auga. Kol kas laukai neblogai atrodo, trūko labai šilumos kanapėm. Pradžiai tą vasarą buvo tai pošaldį. Bet dabar drėgmės yra, šilumos yra, tai jos kaip bambukai aug, tai manau, kad mes viską pavysim. Šiemet pirmi metai, kai Misevičiai augina aliejinės kanapes. Pasėjo 2 veislės, stebi, kaip auga, žiūrės derlių ir ateičiai pasirinks tinkamesnę. Turite grikių perdirbimą, tai galbūt ūkiai atsiras ir kanapė perdirbimo linija? Jo, ir jėlop, kad ten labai nesudėtinga ir, nežinau, kaip perdirbėjai su kuriais tos sutarts turėm, bet, mes ten ekologiškai kažkiek bandysim tikriausiai pasidaryti. Tuo aliejų, kai jie labai vertingi yra. Labai griežta patikra yra kanapėm. Važiuoji, tikrint, sėklos sertifikuotos, pirkėjai sertifikuoti. Čia jau nieks nepraslis jo. Ir tas tie įstatymai pradėjo veikti. Matysim, gal čia nišą, kiaulių marsą atein, kiaulių nebetos auginti, tai gal ta kanapė čia kažką. Bet tai aukštas kanapės, ką tu nori.
per visą inžiedą. Kitas laukas ir žemė čia gryn smėlis. Įveisiu, pasižiūrėk, koks aukštis kanapės. Na, prašau, mano ūgis ir 1,90 m. Tačiau yra nepakankama aukštai, turėtų augti prie gero azoto kiekio 3 metrus, 3,5 metrų iki 4. Čia, žinok, dirvožėmis gryn smėlis. Čia nieko nėra, išskyrus smėlis. O priešselis čia buvo, man atrodo, rugys. Visus darbus stebi įmonės supirksinčios produkciją specialistai. Apie rugpjūčio vidurį prasidės javapjūtė. Šiek tiek neramu, kad reikės viską vos ne vienu metu kulti. Paskutinį akordą. Nauji pastatytus bokštai jau 2 sezonus atidirbo, šiemet 3. Pernai mums buvo nelaimė. Sudegė džiovykla ir 2 grūdų bokštai. Tai ačiū Dievui visagalis Lietuvos draudimus. Tai tikrai būtų buvę bėdos mums. Kiek talpų turite grūdams supirkti? Šitos bokštos yra 3 po 1000 ir 2 po 500. Nu ir yra dar sandėliai, taip, dar kažkur apie 4000 tonų galim būti pakraunti. Prieš metus ūkininkai pradėjo spausti aliejų iš ūkiai užaugintų ekologiškų saulėgrąžų ir rapsų. Jei gamyba ūkio vyrų reikalas, tai projektų administravimas, ataskaitų, sutarčių, kitų dokumentų rengimas Astos Misevičienės pareiga. Buhalterija, ne, turim samdomą buhalterį. Tai visi kiti mokėjimai, finansai, mano žinioj. Su ūkio šeimininkais bandėme suskaičiuoti, kiek projektų įgyvendinta ūkyje. Keliskart perskaičiavus priskaičiavome 8. Ir tai Asta ir Romualdas vis abejojo, ar jau visi. Kiekvienų metų gale reikalingų paruošti ataskaitos pateikti agentūrai, projektai gyvendinims, tai vis tiek tą veiklą vykdai, tai nieko ten tokio sudėtingo. Bet šiandien matėm, kad ir vaikai atvažiavo baidarėmis paplaukioti, tai irgi yra ūkio dalis, ar ne? Ūkio dalis, taip. Ūkio veikloj viena iš veiklos ryčių yra kaimo turizmas. Baidarių nuoma, salės nuoma, nakvynė, konferencijų turim, salė, renginiai vyks. Bet čia kaimo turizmo tai tik tai labai maža dalis yra. Pagrinds yra augalininkystė. 80-90. Čia kartu su perdirbimu jau grikių? Ne, perdirbimas yra UAB. Tai kadangi pačioj pradžioj, kodėl įkūrėm tą įmonę, pradžioj ūkininkui negalim buvo perdirbti produkcijos savos. Reikėjo kurti individualią įmonę. Tai va 2000 metais ir buvo įkurta Romualdo Misevičiaus individuali įmonė. Tas uždaras ciklas jisai naudingesnis yra. Be abejo, ir nuo užauginto grūdo iki galutinės produkcijos ir vartotoja visai kits požiūris į produktą ir paties produkto. Nors, aišku, dabar mūsų atveju, kai yra ūkis ir UABs, tai praktiškai viens ir tas pats, tik tiek, kad skiriasi tas pavadinims, bet produkcijai tai vis tiek kaip ir tam pačiam rate. Viens užaugina, kits perdirba. Kartais mes irgi dalį perkam produkcijos iš Lietuvos ūkininkų, bet tik iš Lietuvos ūkininkų. Ir ekologišką sertifikuotą. O kažkokią dalį produkcijos užaugintos ūkyje tenka išvežti, parduoti kaip žaliavą? Ar viską perdirbat? Perdirbam kol kas tik tai grikius. O visą kitą produkcijos dalį išvežam kaip žaliavą. Ir pagrindiniai pirkėjai tai ir nelietuviai. Matėm, kad į jūsų ūkio darbus labai gražiai įsilieja ir mažosios mergaitės. Visa šeima dirba ūkyje, taip? Visi vaikai? Taip, visi. Sūnus studijuoja, bet jie atostogų metu jau grįžti į ūkį ir padeda ūkio darbuose. O merginos mažos irgi turi savo pareigų ūkį. Turi gyvūnėlių, kuriuos kiekvieną rytą prižiūri, kad
nuo pat mažų dienų vaikas suprastų ir žinotų, kad šeimos bendram ūkį visi turi dirbti. Negali vieni gulėti, kiti dirbti. Įvairia šakėme ūkyje yra dar vienas rytis – kaimo turizmas. O Latvija atvažiuoja pas jūs galbūt pailsėti, nes... Taip, va ir dabar va derina iš Rygos ten žmonės atvažiuoja pailsėti. Paruošiam ir ekskursijas, su Biržai supažindinam, Biržos pilis, nu ir taip miestas labai gražus, dar miesto šventė nusimato šiandienų. Taip, kad yra tos veiklos, yra ką parodyti. Nu, komercinė žvejyba pas mum yra, tvenkiniai. Tai va rygiečiai tai labai tas patinka. Turistai turistais, tačiau ūkininkai nepamiršta ir tų, kuriems ne pagal kišenę turistauti. Jie nuolat globoja ir remia Medeikių vaikų globos namus, todėl per vasarą nekartą čia atvažiuoja vaikai paplaukioti baidarėmis, žiemą kitų pramogų atrandama. O grikių košė globos namuose dažnai verdama iš ekologiškų Misevičių grikių. Plauksim po vieną suaugusį, po vieną vaiką. Ir kiek ketinate nuplaukti? Čia Nemunėlio Radviliškė. Kiek čia kilometrų žinoma? Čia upė koks 12. O, tai nedaug. 10-12 kilometrų. Mes 22 kilometrus nuplaukėm Palūšės ežerai su vyresniais vaikais. Tai jau... Patyrė jau, patirties turi. Didžiuliame Misevičių ūkyje darbų daug, tačiau šeima randa laiko ir savo. Na ir kosgi čia laimikis? Linai. Va, linai. Kokie gražus. Dažnai tenka tokio laimikį džiaugtis? Ne, pirmas iki. Nors pas mums tvenkiniuos yra pleis nemažai, bet nepagauna. Misevičiai nuo pat Statulos programos pradžios dalyvauja ekologinėje žemdirbystėje. Prisimena, kaip sunkiai ekologinė idėja skverbėsi į visuomenę, kiek reikėjo pastangų ir dabar dar reikia. Tačiau ūkininkai iki šiol jaučia mažą lietuvių susidomėjimą ekologišką produkciją, tad didžiąją jos dalį tenka parduoti užsieniečiams. Šiandien laidą baigėme. Susitikime kitą sekmadienį 8:30. Geros kloties.